Asta. Labas vakaras, mielosios ir mielieji. Šiandieną susijungiam tik mielosios, bet tikiuosi, kad mūsų klausys ir mielieji. Tai labai smagu vėl susitikti mums online, susitikti jau rudenį, nors ruduo kalendorijoje, bet už lango dar vasara ir džiugina, ir šildo, ir galbūt apie kvapus netaip jau ir norisi intensyviai dar klausytis, ką tą rudenį reikėtų naudoti. Tai mūsų šio vakaro tema bus aromaterapija rudeniui. Sužinosit, kaip apsisaugoti nuo virusų, nuo bakterijų, kaip padėti sau tame stresingame laikotarpyje, nes daug kas sugrįžo į mokyklas, į darželius, darbų padaugėjo, atostogos baigėsi ir kaip reikia viską subalansuoti ir patirti kaip įmanoma mažiau tos įtampos. Tai šiandieną su jumis apie tai ir dalinsimės. Aš prisistatysiu, esu Daiva Bernotė, apie aromaterapiją jau kalbu daugiau negu 8 metus. Man tai yra kasdienybė, mano aistra, mano antra veikla, be jos neįsivaizduoju savo gyvenimą ir su kiekviena diena vis labiau ir dėkoju, kad sveikatingumas atėjo į mano gyvenimo kelią ir galiu padėti tiek savo sūneliui, tiek savo šeimai ir tiek pati sau. Kita veikla yra technologijos, irgi toksai stresingas darbas, šiandieną ypatingai tokia diena chaotiška, kaip aš sakau, merginom pilnatis, juodas mėnulis ir ten visi kiti karminiai taškai tikrai labai atsispindi. Tai po ranka pas mane stresavai, rankenukė stresavai ir papasakosiu apie šitą kvapą, kodėl ir kaip jisai man padeda toliau. Tai su mumis, bet kartu dalinsis Žavinta, biologijos mokytoja, 2 nuostabių vaikučių mama, žmona, išleidusi, šiandieną sužinojom, vyrą į kelionę su motociklu po kraštus kitus svetimus, švyti visa ir laiminga. Tai tikrai geriausiai žinanti apie augalo sielą, apie jo esybę ir ką jisai gali duoti mums, žmogui, ir apie visas mūsų žmogaus ląsteles, ką mes turim ir ką reikia daryti, kad išgyventumėm kaip įmanoma ilgiau ir sveikiau. Ir kita nuostabi lektorė Gintarė, irgi be galo veikli moteris, noriu sakyti, prisigalvojanti projektų, jeigu vienas pasibaigia, kitas turi prasidėti. Irgi turinti darbą ministerijoje, atsakingos pareigos, 2 vaikai jau užauginti, paleisti praktiškai į pasaulį. Irgi žmona, ir kaip visame tame gyvenime reikia, Gintarė, subalansuoti, tą visą tempą, visą lėkimą ir būti žavingai, sveikai, energingai, jeigu iškritai, kaip save subalansuoti ir greitai pastatyti. Šio gyvenimo galbūt ir tempo būtų tas klausimas. Ko su mumis šį vakarą nėra, tai irgi nuostabios lektorės Anos, tai kituose seminaruose mes ją matysim tikrai, tai linkėjimai Ana tau, o Gintarė, tai kaip tu subalansuoji tą savo gyvenimo tempą, kas tau padeda, jeigu taip trumpai įeiti? Tai čia labai sunku apie tą balansą, bet turbūt čia yra nuolatinės kiekvieno mūsų paieškos, kur nukreipti energiją ir kaip padaryti, kad realiai visur suspėtum, kur tu nori suspėti ir kad viskas gyvenime vyktų taip, kaip tu nori, kad jame vyktų. Ir kaip jau tu paminėjai, Daiva, dabar yra tikrai tas laikas, kai tempas yra didžiulis. Mes prieš seminarą irgi pradėjom šnekučiuotis, kiek visko vyksta internete ir ne tik internete. Ir atrodo, tik tai noro reikia, kad kažkur galėtume būti. Ir džiaugiamės dabar, pavyzdžiui, irgi jo gerų orų. Atrodo, kad vasara, bet kad ruduo vis dėlto kalendoriai irgi neleidžia pamiršti.
Dabar aplinkui tikrai daug jau girdžiu, kad COVID-ais vėl serga, čia tokia buvo praėję banga. Daug kažkokių kitokių negalavimų, mėnulio čia, nežinau, bangos užtemimai, tai matau, kad ir nuotaikos žmonių labai svyruoja, mes galbūt kitą kartą neadekvačiai sureaguojam į tam tikrus dalykus, kur gerai jausdamiesi reaguotume visiškai kitaip. Ir skubam lekiam ir kartais irgi skaitai, ieškai tų patarimų, o kaip jaustis geriau. Ir yra tų begalė, nemokamų netgi būdų, kaip tu galėtum. Jo, tas šiltas pokalbis, išėjimas į mišką pasivaikščioti, arbatos atsigėrimas, pabuvimas bendruomenė, pabuvimas su šeima, skani vakarienė, kur pats pasidarai, nereikia kažkokių didelių kaštų, tu viską gali tokių save galbūt irgi subalansuoti. Bet kai bėgam, lekiam, nėra kada, tai vienas man iš tų būdų, tai yra būtent aromaterapija. Aš ją ir atsigrėžiau, bet būtent tada, kai ieškojau to resurso, to balanso, kur galėčiau greitai. Bet noriu eiti mišką, negaliu, o kaip man eiti greitai. Tai imu eterinį aliejų, į delnus, pauostai ir lengviau, ir geriau, ir po to intuicija stiprėja, ir kiti dalykai stiprėja. Ir kodėl visą tai vyksta, tai turbūt geriausiai Žuvinta papasakotų kaip ekspertė, kaip biologė ir geriausiai žino visas šitas sritis iš mokslinės pusės. Ačiū labai, labas vakaras visiems. Ačiū labai už gražų pristatymą. Tai, kai sako ekspertė, man taip, žinai, tai pamatytus net taip nurausta žandukai, taip gražiai pristatėt. Tai aš irgi su aromaterapija jau draugauju ir gyvenu labai senai. Ir, kaip sakau, galim sakyti, mano vaikai ir užauga apsupti eteriniais aliejais. Dažnai mėgstu pasakyti, kad tai yra augalo siela buteliuke. Man patinka tas pasakymas, kaip ir Gintarė sako, negaliu nueiti į mišką, tai tikrai ne visi galim gyventi gamtos apsuptyje, bet eterinių aliejų naudojimas namie, galima sakyti, mes parsinešam gamtą namo. Kodėl pravartu turėti kokybiškos klasės eterinius aliejus namie? Tai kad nesvarbu, kokį eterinį aliejų paimsit, ar levandą, ar pipirmetę, jie visi 21% pagerina deguonies patekimą į ląstelę. Na, o deguonis ląsteliai reikalingas, kad vyktų energijos išlaisvinimas, kad ląstelė galėtų atlikti savo gyvybinės funkcijas. Dažnai galima išgirsti, kad, tai kam tą pipirmetę garinti, aš auginu pipirmetę, šaltmetę darželį, galiu čia tos arbatos išgerti, nuoviro pasidaryti. Taip galite, bet jūs gausite tos naudos labai mažai, apie kelis procentėlius. Nes eterinis aliejus yra nuo 100 iki 10 000 kartų didesnė koncentracija pagal sudėtį, negu turi pats augalas. Dar naudinga tai, kad eterinis aliejus turi nuo 300 fitocheminių medžiagų. Tai gali, pavyzdžiui, kokia levanda turėti 280 kažkiek, ar koks nors kitas eterinis aliejus. Ir kiekviena ta fitocheminė medžiaga, reiškia, yra to augalėlio sudedamoji dalis. Ir kiekvienas jis organizme, ląstelėje atliks savo paskirtį. Kaip sakoma, nesvarbu, koks eterinis aliejus iš terapinės klasės, Young Living, mažiausiai 10 teigiamų dalykų darys. Mažiausiai. O jeigu pradėt kalbėti apie kiekvieną atskirai, tai čia būtų, labai išsiplėstume. Eterinis aliejus sugeba patekęs į ląstelę padaryti tokią, kaip sakau, reviziją, išvalyti iš ląstelės naftos likučius. Iš kur tie naftos likučiai? Tai mes ką valgome, iš prekybos centrų, pusiau plastikinį maistą. Mūsų pagal, kai ten pasidaro remontus, apsišiltina namus, visur yra plastikas. Plastikas visur garuoja. Tai mes tikrai tos plasmasės prisivalgom ir prisiuostom. Tai eterinis aliejus sugeba padaryti reviziją ir išvalyti mūsų ląsteles iš vidaus.
Dar mėgstu sakyti, kad tai yra mano namų vaistinėlė, visas rinkinys, ką aš turiu sukaupus eterinius aliejus, todėl kad kiekvienas iš jų turi gydomųjų savybių. Vieni pasižymi antiseptiniu, antivirusiniu, priešinfekciniu poveikiu, kiti pasižymi iš karto nervų sistemą veikiantis, nuramina, padeda susikoncentruoti arba kaip tik tonizuoja, pakelia energiją. Ir, kaip sakau, kvapas mūsų iš 5 pojūčių uoslė vienintelė tiesiogiai liečiasi su smegenim, tai reiškia per kvapą užuosdami greičiausiai yra pasiekiama limbinė sistema, kur atsakinga už emocijas, tai mes turim greičiausią poveikį į emocijas. Galim greičiausiai įkvėpdami eterinį aliejų nusiraminti, nusiteikti kažkokiam tai darbui teigiamai. Jeigu paimti kokį raminamąjį eterinį aliejų, tai nurimti, jeigu sunku užmigti. Tai tikrai jų pavartojimas yra labai platus ir efektyvus. Nes jau po kelių minučių eterinis aliejus yra visoje kraujotakoje. Ir labai džiaugiuosi prieš kiek čia tų metų, kai Daiva atvažiavo į mano kraštą, aš esu iš Šilutės rajono, merginos Vilniuj sėdi. Tai, kad aš esu rami, turėdama šiuos eterinius aliejus, nes Young Living išskirtinumas yra būtent ta kokybė. Nuo sėklos iki kamštelio yra patvirtinta sertifikatais. Tai yra veiksmingiausi fitocheminiai elementai, organiniai junginiai, kurie įeina į eterinius aliejus. Aš žinau, kad kompanija tikrina dirvožemį, žinau, kad atrenka sėklas, kad prižiūri distiliavimą, kad kiekvienam augalui yra parinkta tam tikra temperatūra ir slėgis, kad jis natūraliai atiduotų tą tikrą savo eterinį aliejų, o kad ne tik kvapas skleistų. Žinau, kad visi eteriniai aliejai yra testuojami laboratorijose ir kur netitinka standartų, jie yra nepaleisti į priekybą. Ir visą tai aš žinodama, aš esu rami, naudodama savo ir savo šeimai aukščiausios kokybės eterinius aliejus. Kiekvienas eterinis aliejus dar pasižymi savo vibraciniu dažniu. Tai vat jeigu mums ar tas mėnulis veikia, vat šią naktį buvo pilnatis, ar veikia tas, dabar aišku dar saulės turime, bet rudenį dažniausiai daugelis žmonių ir depresyvios mintis pradeda lankyti, tai pagarinti namie eterinį aliejų, kuris turi aukštesnės vibracijas. Žinau, kad rožė ir mėlynoji eglė, liktai mėlynoji ir dabar nežinau, ar paprastoji, turi aukščiausias vibracijas. Tai vat pagarinti, pauostyti šitos eterinius aliejus, bet pauosčius ir citrusinius nuotaika iš karto kyla. Taip, mėlynoji eglė tikrai labai, jos eterinis aliejus yra išgaunamas ten, kai būtent būna ta pašvaistė, šiaurinė pašvaistė, tada imamas tie spygliai, po to jie garinami, tai jie ten energetiškai yra labai labai stipri. Taip, tai nuo ko pradėti rekomenduojam, kaip sakau, taip galim susipirkti iš kompanijos po vieną buteliuką, bet Young Living kompanijos nariai yra labai apgalvotai sudėję nuostabius rinkinius, kur rinkinyje gali rasti eterinių aliejų, kurie reikalingi kasdieniai bet kokiai situacijai šeimoje, kuri gali įvykti. Tai ar peršalus, ar esant miego sutrikimui, ar varginant kažkokiem tai skausmams, ar virškinimo sutrikimų turint, emocinės sveikatos sustiprinimui, ar tiesiog profilaktiškai palaikyti gerą sveikatą, yra apgalvotai surinkti eteriniai aliejai kiekvienai tai problemai ar profilaktiškai palaikyti ir spręsti. Tai premium startinį rinkinį sudaro
12 eterinių aliejų dabar, ane? Taip, taip, yra kaip tik Pridėjo, atsinaujinęs visas krepšelis, tai yra pridėtas Orange Vitality, tai su pliusiuko ženkliuku, kur galima į maistą gaminant įdėti, į vandenuką ryte įsilašinti. Tai rinkinyje jūs rasite pipirmėtės, citrinų, levandų, bosvelijų, kopolių, purification mišinį, tyfso, RC irgi mišinys yra, digaizas, stresavai, Blue Reflew ir taip pat yra difuzorius pridėtas, pasirinktinai kokį rinkinį jūs užsisakot, jie yra skirtingi. Ir kuo nuostabus šitas difuzorius, kad jisai nesugadina molekulės, kad yra pučiamas šaltas garas ir ta molekulė lieka efektyvi. Ir pabandymui yra įdėta mažas buteliukas 58 ml V6 augalinio aliejo komplekso. Puikus, tai yra eterį reikia skiesti arba su riebalu, arba su spiritu. Tai vat prieš naudojant ant kūno reikia atskiesti su augaliniu nerafinuotu alieju. Tai vat yra pridėtas į rinkinį V6. taip, atėjo eterinių aliejų pas tave. Taip, pas mane atėjo mažasis. Truputį trukdžiai iš aplinkos, bet čia Jisai galėtų, manau, papasakoti labai gerai apie eterinius aliejus. Taip, Teodoras galėtų. Ir jau ryte jisai sako, truputį limfmazgiai pakilę buvo, nes mokykloje irgi buvo sergamumas, praeitą savaitę irgi COVID atveju. Tai irgi ir slogytė bėga ir viską, tai jis ne tai, kad sakau, pasiridenk limfmazgius, ne, jisai prisilasina ir laižo. Tu, mano vaikai užaugę. Tai apie tos vaikučius, Žavinta, vieną mintį pasakysiu ir leisiu toliau. Kadangi matau divizijas, mano sūneliui yra 3 metukai su trupučiu ir jisai jau man sako, mamytė, patepk pilviuką. Kažkada aš istoriją tokią buvau girdėjusi iš kitos mamos ir galvoju, tikrai, taip samprotauja jau vaikai tokie maži, o jisai vat sako, kai jau ten nesigauna arba kažkas galbūt maudžia, tai va, mamytė, patepk. Jie labai gerai, greitai vaikai suveda, nuo ko jiem palengvėja, o čia ypatingai yra, kas tokia visapusiška nauda, nes eterinis aliejus, jisai veikia, kaip Žavinta sakė, ir per molekulę, per odą, ir dar plus vibracijos yra. Ir tada, kai mama liečia pilvuką, padukus, paglosta, tai yra dar ir mamos energetika, mamos šiluma, tai čia visapusiška nauda. Taip, tai čia gaunas kaip ir ritualas, tai kaip sakau, netgi kitą kartą, ne tai, kad manipuliuodami, bet vis tiek yra toksai kaip ritualas, kad žino, kad mamytė vakare išteps pėdą su tyfsu, pateps nugarytę, taip, čia gaunas toks kaip ir ritualas. Tai aš norėčiau keletą pristatyti toliau merginos apie kas įeina į startinį rinkinį ir būtent klausydami jūs ir pajusite, kad kiekvienai gyvenimo situacijai atsidarius tą rinkinį galima, kaip sakant, rasti eterinį aliejų. Tai digaizas gerina virškinimą ir mažina pilvo pūtimą. Jeigu turite tokią problemą, kad važiuojant jūs pykina ar skrendant pykina, tai užtenka šito eterinio aliejaus mišinio tik įkvėpti, pakvėpuoti, pauostyti ir pykinimas praeina. Palaiko jisai žarnyno sveikatą ir mikroflorą. Kaip aš sakau, mūsų žarnynas yra antros smegenys. Ir kaip vaikam irgi sakau, jūs esat kažkam ekosistema, mes turim su savim apie 2 kilogramus mikroorganizmų ir reikia rūpintis tais gyventojais, nes nuo jų priklauso mūsų sveikata. Tai digaizą galima naudoti netgi detoksikacijai, parazitų šalinimui. Yra receptas pateiktas, paskaitysiu, 4-6 lašai digaiz mišinio sulašinami į tuščią kapsulę, atskiesti truputėlį reikėtų augaliniu aliejumi ir išgerti pusvalandį prieš maistą ryte ir vakare. Ir taip geriama 3 savaitės, padarant savaitės pertrauką po kiekvienos savaitės, kad išsivalytume nuo
vidinių parazitų. Ir kas turi problemų su refliuksu, rėmeniu, irgi labai tinka, vidurių užkietėjimu. Kaip Daiva sako, užtenka net išoriškai patepti vaikams, kad palengvintų visą tą virškinimo procesą. Tai tikrai digaizas pravers kiekvienuose namuose. Toliau rinkinyje rasite nuostabųjį mišinį Tyvsą. Tai aš jį vadinu eterinių aliejų karaliumi. Jeigu reikėtų suskaičiuoti taip per tiek metų mano užsakymų, kokio buteliuko būtų daugiausia, tai turbūt Tyvsas imtų pirmą vietą. Aš jį vadinu molekulinę kaukę. Kai visi per pandemiją nešiojo tas medicininės kaukės, aš dar turėjau ir molekulinę. Tyvsas yra priskiriamas prie karštųjų eterinių aliejų. Jis labai stiprus, antibakterinis ir antivirusinis, tinka burnos higienai, gerklės dantų skausmui, apsinuodijus, dezinfekcijai ir imuniteto stiprinimui. Jo sudėtyje yra gvazdikėlis, eukaliptas, citrina, cinamonas ir rozmarinas. Tai pradžioj vaikams aš ant medaus šaukštelio užlašindavau po lašiuką 2 ir duodavau sučiulpėti tokį medų, kai atgyžendavo, gerklytę skaudėdavo. O dabar sakau, vaikai mano jau taip pripratę prie to Tyvso skonio, kadangi aš tų buteliukų tuščių turiu labai jau daug, iš karto pagaminu atskiestus, saugius vartoti su augaliniu alieju V6 ir jie kiekvienas turi, tiek dukra, tiek sūnus, jeigu reikia su savim kišenėje arba kuprinėje ir reikalui esant pasiridena ir netgi prieš einant į mokyklą, ypatingai kai prasideda pandemija, mes išeidami iš namų pasikvepinam Tyvsų pulsuojančius taškus, kad tarsi tokiam nematomam burbule būtume ir apsisaugotume nuo virusų ir bakterijų. Startiniam rinkinyje dar rasite, prabangų, sakyčiau, prabangaus kvapo Frankinsoną, tai yra bosfelija, vadinamas smilkalais, smilkalų kvapas. Jis nuostabus ne tik tuo, kad turi pakylėjantį aromatą, kad tinka praktikom, kas susiję su dvasiniam praktikom ar meditacijom, padeda įsižeminti, padeda išlaikyti spindinčią odą, todėl kad Frankinsonas pasižymi regeneruojančiom savybėm. Tai rinkinyje gavus Frankinsoną pasidaryti savo asmeninį veido serumą atskiedus su augaliniu alieju, tai jūs turėsit, kaip sakau, nepakartojamą veidos odos priežiūros priemonę. Taip pat rinkinyje jūs dar rasite kopaibą. Aš kopaibą, kaip pasakau, tai mintise man skliausteliuose užsidega natūralus antibiotikas. Ir visur, kur naudotumėt įprastai antibiotiką, tai galit imti drąsiai kopaibą. Jis yra, aš sakyčiau, pats švelniausias tiek kvapu, tiek skoniu. Tai jo mano vaikai net neskiesto, jeigu reikia po liežuviu palašinu. Tai jis malšina uždegimą, skausmą, stiprina imunitetą. Taip pat jis yra antibakterinis, palengvina kvėpavimo takų ligas, gerina odą, mažina spuogus, raukšles, greitina žaizdų gijimą, galim tiesiogiai tepti ant žaizdelės, mažina uodų įkandimo niežėjimą, gerina emocinį balansą ir mažina stresą. Tai kaip ir sakiau, kur yra uždegimas organizme, kur naudotumėt antibiotiką, drąsiai imkit naudoti kopaibą. O šiandien pasidalink šitoj vietoj antibiotikai. Pakanka populiaru ir jų parsiduoda tikrai daug. Kai reikia jų naudoti, bet kai galima jų sumažinti, kaip sakyti, rekomenduojam sumažinti. Kas atsitinka, kai žmogus naudoja antibiotikus? Pats žodis antibiotiks, bio yra gyvybė, o anti yra prieš gyvybę. Ir tas antibiotikas patekęs į žmogaus organizmą, jisai neskiria, ar ta bakterija gera ar bloga.
jisai žudo visą gyvybę, ne, antibiotiks, prieš gyvybę. Tai sunaikina mūsų ir gerasias bakterijas, kurios ir, kaip sakau, kovoja ir yra naudingos mūsų imuniniai sistemai. Reiškia, antibiotikai visas bakterijas nužudo. Ir tada kaip mums kovoti su ta liga, kai mes esam, kaip sakau, tušti, išsivalę, neturim tų savo mini kareivėlių, kurie ten žarnyne pas mus gyvena ir padeda, jie ir gamina vitaminus, ir padeda virškinimui, ir imuniniai sistemai. Kaip sakau, tai yra mūsų antros smegenys, mūsų žarnynas. Tai antibiotikai nužudo visas bakterijas. Jie neatskiria, ar čia gera bakterija, ar čia bloga, tu sukėlei ligą. Visas panaikina. Todėl gerai nužudė, nu, ir ką, aš gyvenu, važiuoju, dirbu toliau, bet ten kažko nepadaro, kol aš jauna negalvoju, kas vyksta, nu, vat, ką reikia daryti, kad atstatyti. Net aš skaičiau, kad net 2 metus reikia plius minus tas gerasias bakterijas atstatinėti mikroflorą. Kol ataugs, aš nežinau statistikos kiek metų, bet, nu, reiškia, tas žarnynas yra jau nebegyvos tos bakterijos ir vėl reikia per maistą, tenais kokie rauginti kopūstai, raugintas pienas, kol jos visos susirenka, vėl ta visa mikroflora, kol atsistato, taip tikrai reikia laiko ir kiekvienam individualiai skirtingai. Gal metai, gal kažkam 2, o gal kažkam nei 2 neužtenka. Ir tada pradeda pulti ligos ir mes tampam nebeatsparus netgi paprastom ligom. Taip, tada atsiranda virškinimo sutrikimai, ne? Nes nebeturime mes tų bakterijų su savim. Todėl, jeigu jau griebėtės to cheminio antibiotiko, kaip sakau, jau paskutinis tas šiaudas lai būna, nepamirškite, kad visada šalia reikia probiotiko. Gerųjų bakterijų arba raugintų pieno produktų, raugintų produktų. Bet, kaip sakau, išvengti chemijos mes turim nuostabų rinkinį, kuriame yra kopaiba. Ir kas svarbiausia, jis yra saugus ir be šalutinio poveikio. O antibiotikų šalutinį poveikį paskaičius, tai nebesinori nieko ten ir gerti. Taip, jisai kaip dar ne tik, kad jisai neturi šalutinio poveikio eterinis aliejus, bet kaip tu ir pradžiai sakei, jisai dar nuveikia daug, kokį 10 darbų gerų. Taip, jis tvarko, kaip sakant, ne vieną problemą, bet dar daugiau tų dalykų daro. Taip, na, o kas slepiasi dar rinkinio startinio dėžutėje, toliau papasakos Gintarė. Taip, toliau keliaujam prie pipirmėtės, kur, sakyčiau, turbūt irgi vienas iš tų must have, man irgi kopaiba, bet yra tas irgi, kur aš neįsivaizduoju gyvenimo be jo, man tai yra visais gyvenimo atvejais ir dar apie kopaibą pasakyčiau, kur jos yra geroji savybė, tai ją naudojant kartu su kitais eteriniais aliejais, jinai sustiprina ir kitų eterinių aliejų poveikį. Tai tikrai labai naudingas ir visais atvejais aš jį naudoju, tai tiek ir emocinių lygių, tiek fizinių lygių labai daug dalykų išsprendžia. O pipirmėtė, tokia šalta gaiva, ir dabar vat irgi tie orai mūsų tokie vasariški, šiandien dieną per pietus ėjau tokį apėjom ratuką su kolegė, nes judumo savaitė, ten renkam žingsnius ir dalyvavom visokiuose iššūkiuose. Ir kaip karštą vasaros dieną ir grįžti ir tau į darbus, bet tu tokia pajauti šiltą bangą. Tai jau aš jau refleksiškai, iš pipirmėtė pas mane yra tas eterinis aliejus, kuris visada su manim, visada, visur ir aš visą laiką ją turiu. Ar galiu įsiterpti, priminiai dabar vakarykštį įvykį ir kaip aš džiaugiuosi, kad, kaip sakau, vaikai ir ateinanti karta naudoja. Aš turiu čia savo bendruomenėje vieną mergaitę, kuri irgi įsigijo startinį rinkinį ir žiūriu ten ta mergaitė, 7-okė, pasidėjus ant stalo buteliuką. Žinai, sakau, ką tu čia turi? Sako, pipirmėtę. O sakau, kodėl? Kad man nosytė atsikištų. Ir kaip nuostabu, sakau, žinai, kad jau vaikai naudoja ir žino, kam naudoti. Taip. Tai pipirmėtė, kaip pasakei, kad nosytė atsikištų, kad mėlynė neatsirastų, kad galvytė neskaudėtų, kad pietus greičiau susivirškintų.
kad gaiva nuo karščio tu atsigaivintum ir daug begalė dalykų, kur jinai sprendžia. Tai aš ją irgi beje pradžioje, aš atsimenu, kai aš tik įsigijau startinį rinkinį, tai buvo pirmas dalykas, kur aš ją turbūt ir naudojau, tik tai sloga. Ir aš ir dukra mes turim chronišką slogą, tai pirmas būdas būdavo nosytėje atsikimšti į delniukus. Pauostyti, svarbu, aišku, akis saugot, nes jinai labai, aš kai per aromą vakarus duodu degustuoti, jeigu į delnus ir kažkaip tai sakau, kas norite, aš duosiu, bet sakau, taip jau prie akių, nes sakau, atidarys visas čakras, kiek turit. Tai tas įkvėpimas labai gilus, tai iš karto atidaro ir pasidaro lengva kvėpuoti, gera kvėpuoti. Tada antras turbūt buvo momentas, kada aš pradėjau dar pipirmėtę naudoti ir išbandžiau, tai būdavo temperatūra vaikam dar kaip būdavo. Tai imdavau V6 į delną, lašiukas 2 pipirmėtės ir blauzdas ištepi. Tai aišku, jeigu labai maži vaikai, tai jinai tikrai labai stipriai šaldo. Va tą reikia turėti momentą, kad vis tiek turi komfortiškai jaustis vaikas. Išbandykit pradžioje ant savęs, po to žinosite, kaip vaikam, bet va temperatūrą mušdavo labai efektyviai. Ne visada reikia temperatūrą mušti. Turbūt reikia visą laiką įsivertinti situaciją, kada, bet tais momentais, kai reikėdavo, tai būdavo tikrai gera pagalba. Dabar labai mėgstu būtent nuo karščio, kai reikia atsigaivinti, aš sprandą pasitepu ir tokią mėgstu gaivą pajausti. Jeigu koks sumušimas, įkandimas, netgi šią vasarą buvo keli momentai, kai širšė įkando, tai pirmas dalykas yra būtent tepimas pipirmėtę, nes jinai ir nuramina, ir duoda tokį šaldantį poveikį. Nuo galvos skausmo, kiek yra irgi buvę aplinkoj kažkam, tai tada smilkinius pasitepi, vėlgi sprandą, jinai suaktyvina kelionėje, kai reikia, jeigu, arba net ne kelionėje, kitą kartą netgi darbus dirbant, atrodo, turėtų darbai tave taip užkurti, o būna po sunkesnių pietų, neužsikuri tu niekaip. Tai pipirmėtė tada tą tonusą pakelia, suaktyvina ir aš ją labai mėgstu beje kartu su levanda ir citrina garinti darbo kambaryje, tai man toksai labai darbinė kompozicija, kur labai gerai veikia. Tai pipirmėtės būdų aš net, man būtų sunku sugalvoti, kam jinai netinkama. Pipirmėtė labai naudinga, pavyzdžiui, kas sportuoja, net įtrinti raumenis po aktyvių sporto treniruočių. Aš kabinete irgi turiu difuzorių, tai irgi dažniausia kompozicija, tai yra pipirmėtė ir citrina. Dar vienas momentas, kada būna, jeigu refliuksas koksai, ar pilvo pūtimas, tai yra didžiaisas, kada yra labai gerai. Atsakau, kartais būna, kad tu, nepasiemi, tu su ta dėžutė visą laiką nevaikštai į kelionės, tai aš jau pasiemu visus. Bet jeigu taip kasdienai, tai pasiemi dažniausiai ten levandą, pipirmėtę, dar kokį mėgstamą. Tai kai sunkesnis, tai aš tada imu pipirmėtės ant rankos ir nulaižai ir iš karto irgi ir gaiva, ir užsikuria visas virškinimo, visa sistema. Tai labai man toks būdas panaudojimo patinka. Aš įsitėpsiu. Irgi pasidalinsiu istoriją, kad su kolegomis buvom prieš keletą savaičių Berlyne parodoj ir ten buvo mastai didžiuliai, kiek reikėjo mums praeiti stendų, apžiūrėti, rinktis, bendrauti, kalbėti. Ten, nežinau, 10 ar 20 akropolių, jeigu paimti. Ir jau ten po pusdienio, tikrai kiti kolegos kojas vilko, mano įsigelbėjimas buvo pipirmėtė. Tai pipirmėtė tepti sprandą, ausis ir, atrodo, įkvėpi, pabuvai ten, pailsėjai 5 minutės ir vėl gali eiti. Tai lygiai taip pat ir kolegom aš kitiem ten teplioju, tai buvo kažkaip toksai nuostabus dalykas, kur rankinukė pipirmėtė tilpo, nes rankinis bagažas, tai pipirmėtė įėjo į tą mano kolekciją, kur ėmiau. Taip, beje, pipirmėtė labai gerai skrydžiuose yra, irgi, kai jeigu kažką, ar pykina, ar būna tas toksai, kur užgula ausis,
toks spaudimas, net jeigu ir baimė, nes jinai yra, pipirmėtė yra labai stiprus adaptogenas, jinai šiek tiek, jinai tonizuoja, bet kartu jinai ir ramina. Tai irgi lygiai taip pat įdedus ir pakvėpuoti ar sprandą, ar čia už ausų truputėlį pasitepti, tai lengviau yra išgyvenami skrydžiai. Tai man tai čia yra iš vis super eterinis aliejus numeris 1. Ir pipirmėtė labai gerai draugauja su levanda. Kaip sakiau, labai yra gera kompozicija pipirmėtė, levanda, citrina. Jie 3 kartu tai yra ir antialerginė kompozicija. Tai jeigu kas turi polinkį į alergijas, tai tikrai rekomenduoju, kai ten pavasarį prasideda. Dabar mes, aišku, apie rudenį kalbam, bet čia yra kartais gerai žinoti ir į ateitį. Tai kokios nors, beje, netgi liga, kiekviena virusas, tai mūsų labai tuo metu suaktyvėja ir visa organizmo alerginė reakcija, tai tuomet yra labai naudinga pagarinti va tą tokią trijulę, nes nuramina mūsų autoimuninę sistemą ir jinai kitaip reaguoja netgi į virusą, nes tai irgi pradžioje tokia, mes žiūrim, reakcija būna kaip į alergiją. Tai levanda ramina, jinai miegui labai gerai, tą mūsų tokią įtampą nuima. Jeigu mes jaučiam nuolatos tokį, kai sako, staigus stresas nėra labai taip blogai. Jisai gali tave kaip tik pastatyti, sumotyvuoti, tu bėgsi, lėksi, darysi. Bet tas lėtinis stresas, kai mes nuolatos dėl kažko pergyvenam, išgyvenam, užlaikom pyktį ar neišsimiegam, tada atsiranda miego sutrikimai. Tai vat levanda čia yra tikrai labai geras produktas ir apie Šavintą kalbėjo apie frankincense, jis yra eterinio aliejų karalius, tai levanda yra eterinio aliejų karalienė. Ir mes su Daiva buvom Provence ir kaip dar pamatėm visą tą istoriją, kaip ten išgaunama, kaip jie visą levandos tą kelią nuo sėklos iki kamštelio, tai dar kitas, kažkaip tai man jinai dar kitaip suskambėjo, dar labiau tą meilę užaugo. Ir dažniausiai, tai aišku, aš ją dar naudoju nuo įkandimų visokių uodų, kai va tie guniaužuliukai yra. Tai labai gerai nuramina ir visokie nudegimai, įbrėžimai, įpjovimai, tai čia yra tikrai vaistas numeris 1, jeigu ar nusiplikėt ranką, ar kažkaip tai, nežinau, dar grilio sezonas labai tęsiasi aktyviai, tai irgi jeigu būna prisilieti ir iš karto reikia naudoti, iš karto pilti levandą. Tai puslių tikrai nebus ir tikrai daug lengviau. Daiva, kaip tu sūneliui, žinau, kad naudoji irgi miegui turbūt, taip? Jo, aš mėgstu vakare garinti į difuzerį, kai jau reikia ruoštis miegeliui ir noris dar žaisti ir įsiaudrinę būnam. Tai tiesiog tas ramybės oazė. Man levanda. Arba pati jau būnu, kai, tarkim, vakare po darbų grįžti ir kažko reikia pasikrovimui, tai vienas irgi būna iš tų kvapų eterinio levandos. Tai kelioniai pas mane, kai reikėjo ten pasimti 4 buteliukus, sutalpinti į tą maišelį litro, kolegos juokėsi, tai ką šiais metais, ar jau sutalpinsi? Sakau, taip, jau pasimokiau, tai levandai irgi buvo. Tai pipirmėtė, levanda, flipsis ir dar vienas. Sakau, tai tokia būtinoji trijulė. Net ir svetimoje patalpoje, dar kas keliauja, atostogauja, ar visiems ir rudenį, ir žiemą iškeliaus kažkur, labai gerai yra energetiškai pakrauti tą erdvę. Aš viešbutį užsilašinau ant pagalbių, levandos eterinį aliejų, ant kilimo prišlakščiau ir jau iš tikrųjų nebesijauti nei tos, nežinau, chemijos, sintetikos, ir praeinamumas už žmonių yra. Man ir namus primena, ir energetika. Tai labai gerai. Taip, tu man priminėjai, mes šiais metais, kaip tik dabar ne per seniausiai, kai buvo žygis Palangoje Young Living 10-mečio proga ir mes su kolegėmis nuvažiavom ir pasiėmėm ten tokius poilsio namus
Ir dar buvo kažkaip atvažiavus ne iš karto paruoštas kambarys, jie ten paruošė ir turbūt labai stengiasi, labai valė, ten daug chemijos prinaudojo, tada dar turbūt pakvėpino kažkuo, kad čia mums labai kvepėtų, bet mums visi tie cheminiai dalykai nekvepia, o smirda. Viena iš merginų iš karto pradėjo galvą skaudėti, sako, aš negaliu, nes net erzinančiai buvo. Tai vat būtent mes iš karto levandą, ir kaip Daiva sakai, mes irgi ant kilimo visur, tenai prilašinam. Gerai. Ir kitas ramybės eterinio aliejų mišinys yra stresavėjai, turbūt irgi visų mylimukas, būna iš startinio rinkinio pirmiausiai. Jo, šitas kvapas buvo mano vienas mėgimiausių, aš juos iš karto naudojau kaip kvepalus, užsidėjus ten tauro lapą ant galiuką ir tikrai ir gaudavau ir iš moterų komplimentų, iš nepažįstamų moterų, kur kai naudodavau sintetinius kvepalus, niekada negaudavau. Tai tokia nuostaba. O dabar aš jį ypatingai rugsėjį naudoju savo kaip kvepalus dienos metu, vėl grįžau, kažkurį laiko tarpą buvau nenaudojusi savo, bet dabar intuityviai vėl pasipilčiau ir noriu, tepuosi sprandą, nes dienos ypatingai tokios aktyvios, daug veiksmo, daug įvairiausių situacijų ir tokių stresinių situacijų, kur reikia išspręsti rebusus, kas kur dirbs, kaip ką pavaduos, ar išeis, ar pakeis, arba net ir tokių sužinai iš aplinkų, tikrai daug netekčių, kažkaip toksai ruduo, bent jau mano tarpe. Ir kaip subalansuoti ir save, ir tarkim, ir komandą, arba kam reikia iš artimųjų padėti, tai stresavai vienas iš tų eterinių aliejų, kur gali padėti subalansuoti emocijas. Ką reikia? Paprasčiausiai į delną įsilašinus stresavai, 3-4 lašiukai, patrinti, aktyvuoti 3 kartus, pasitepti sprandą, ausis, kas liko šiek tiek, ar ne, dėl nuosiai išsitrinti delnus ir pasidaryti savo natūralų difuzerį, kur tu bebūtumai, ar mašinoje, ar tam tikroje patalpoje, ar galiausiai ten tualete, jeigu tau, kitur tu negali ar nejaukiai jautiesi, ar ne, paimti, pauostyti iš delnų, pabūti, skirti savo laiko bent porą minučių. Smegenys tada, kas vyksta, jos nurimsta, jos jau mato situaciją kitaip, jau emocijos jau jos nebe taip verta ir tikrai gali padėti tiek suaugusiems, tiek ypatingai vaikams. Vaikučiai pradėjo vėl lankyti mokyklas, sugrįžti, kad ir kaip pasilgo draugų, bet mokslai, mokytojai daro įtampą savo, nedaug tokių mokytojų kaip Ževinta, kur garintų pipirmėtė, levanda ir taip toliau, kur mokiniai galėtų atsipalaiduoti ir eiti su džiugesiu į klasę, bet tikrai yra tokių mokytojų, kur galbūt net nesinori eiti vaikams, arba jie jaučia tą vidinę tokią įtampą, ko pasėkoje tada nusilpsta imunitetas, puola virusai. Ne? Tai vėlgi vaikučiams galima padaryti kvepaliukus, kvepinti, jeigu tai yra mažiukai, nežinau, ten 1 klasės, 2, tai galima net ir pakvepinti jų mėgstamus, gal žaisliukus kažkokius, ką jie turi talismanus, jiems išeinant į mokyklą patepti sprandelį. Ką aš darau savo sūneliui, tai aš ant minkšto žaisliuko užlašinu stresavai, dabar kažkaip šis periodas yra ir jam tas žaisliukas per jo pietų miegelį tikrai suteikia ramybės ir to jaukumo ir atsipalaidavimo. Tai stresavai tiek dideliem, tiek mažiem, tiek vyrams, tiek moterims. Ypatingai vyrai galbūt net nepripažįsta, kad jie stresuoja. Bet kai išgirsti įvairiausių tokių situacijų, kai pasiema net kardinaliai ar ne tą paskutinį žingsnį, dėl ko? Dėl streso. Viso ko yra visų pagrindas, aš manau, ir daugelio ligų ir situacijų gyvenime vien tas stresas. Tai kaip mes jį galim sumažinti, pasitelkti, vienas iš būdų tai yra aromaterapija. Kas be ko turi būti ir sveika mityba, ir sportas, ir visa kita. Kitas turbūt 2 pagrindiniai, aš gal irgi labai noriu pritarti, nes man labai tas rezonuoja, kad turbūt 2 pagrindiniai dalykai, kuriuos mes turim labai kreipti dėmesį,
mūsų emocinė sveikata, kaip mes reaguojam, kaip mes sugebam atsipalaiduoti. Jeigu mes nesugebam atsipalaiduoti, jeigu sutrinka miegas, mes turim labai labai tai reaguoti ir daryti kažką. Ir žarnyno sveikata, tai yra turbūt antra tema. O Dieve, čia galėčiau jau dabar kalbėti ir atskirą padarysiu, manau, greitų metų tą seminarą apie žarnyną, nes tai yra mūsų antrosios smegenys ir tai yra vienas net iš svarbiausių dalykų, net ir galima sakyti, jeigu sveikas žarnynas, net ir taip, net ir pirmosios, mokslininkai diskutuoja, ar pirmosios, ar antrosios. Ir jeigu sveikas žarnynas, yra net sakoma, kad ir mūsų emocijos visai kitaip veiks. Net ir tyrimai su pelėmis yra padarytos, jeigu ten mikroflora pelių buvo tinkama ir tie buvo tinkami šitie, kaip šitie, noriu sakyti parazitai, bet ne parazitai, Žavinta padėk. Bakterijos turbūt visos. Bakterijos, užkrito žodis, bakterijos, ar ne? Gintarės greičiau suspėjai, kol aš įsijungiau mikrofoną. Gerosios bakterijos, tada tos pelės net jos būna pozityvesnės ir jos reaguoja, nepuola. O jeigu veši daugiau tų blogųjų bakterijų, tai net yra tyrimuose, kad pelės būna irzlios, piktos, apatiškos, vien su pelėmis, kiek yra tyrimų padaryta jau. Tai kvapas citrina, vėlgi kelia nuotaiką, tonizuoja, atpalaiduoja nuo įtampos, garinant, ar ne, kaip ir dalinosi Gintarė, garinti citriną, pipirmėtę ir levandą, trijulę. Jinai padės tiek susikaupti, tiek kels darbingumą, bet tuo pačiu ir atpalaiduos. Tam tikrose, ar ne, situacijose, įtampose. Labai gerai yra citriną lašinti ryte į vandenuką. Į vandenuką vieną lašelį citrinos eterinio aliejaus įlašinti į vandenuką ir išgerti. Tai mūsų šarmina organizmą ir padeda atkurti pH. Taip pat tirpina taftalatus, petrolatus, naftos produktų likučius. Žavinta minėjo, kaip mes gaunam tų produktų naftos, ko, man atrodo, nepaminėjo, tai yra, kiek mes ant savęs visko tepamės. Pudra, tušai ryte, jeigu dar kas naudoja, prausiklius paprasčiausius, nežiūrėdamos sudėti, šampūnai, dar jeigu lakai, dar kažkokie geliniai lakai ant nagų, tai pažiūrėkim, kiek sueina į mūsų organizmą. Palaiko centrinę ir simpatinę nervų sistemą. Jeigu ypatingai kas serga depresija ar ypatingai apatiškas žmogus yra, garinkit, naudokit citriną. Daugumai žmonių patinka. Daugumai tiek citrina, tiek apelsinas patiks, nežinau, 90% žmonių. Taip pat mažina šitas eterinis aliejus celiulitą, galima pasidaryti grožio procedūrą, sumaišius augalinio aliejumi V6, po dušo išsitepti visą kūną. Tik tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra tas eterinis aliejus, kur reikėtų jau paskui vengti saulės. Deginimosi procesų, soliariumo, tai atkreipti dėmesį į tai, bet jeigu jūs ateinate į darbą, saulėje būsite minimaliai tik tai vakare, rūbeliai kažkokie yra, drąsiai tikrai galite teptis. Ko dar nepaminėjau, tai kad galima dar grožio procedūrai padaryti, stiprinti nagus, aplinko odeles įsitepti nagučius savo. Ir ką aš labai mėgstu pati daryti, tai kai jau ant dantenų apsineša apnašos kažkokios, jauti, kad jau nusiplauni ir greitai visiems ten tas skonis nekoks burnoje, aš ant vieno danties šepetėlio užlašinu porą lašiukų citrinos eterinio aliejaus ir pereinu per dantukus. Man toks jausmas paskui būna tarsi gaivos ir iš procedūros, kai atliekat higieną burnos. Tai toks nuostabus dalykas.
Kitas eterinis aliejus tai bus mišinys RC eterinių aliejų mišinys, į jį įeina eukaliptai, keletas rūšių, pušis, levanda, kiparisas, melsvoji eglė ir pipirmėtė. Šitas eterinių aliejų mišinys, jis yra naudojamas kvėpavimo takams, kaip ir minėjo Žavinta, Gintarė, kad pipirmėtę irgi atkiša nosytę ir galima naudoti. Tai RC jis yra sukurtas būtent jau dar labiau, dar stipriau padedantis atkimšti tą nosytę ir pagerinti visą kvėpavimo sistemą. Nes čia įeina pipirmėtė ir, kaip matote, keletas rūšių eukalipto, pušis, levanda ir kiparisas. Tai ta sinergija dar yra stipresnė. Tai labai padeda kvėpavimo takams. Paprasčiausiai, jeigu suaugęs žmogus yra ant buteliuko uždedama pirštuką, į kitą pusę sudrėko pirštukas eterinio aliejų ir tepam nosytę. Jeigu jau visa šeima, jau kažkoksai virusiukas kimba ir sloguojasi, dienos metu vakare garinti RC. 4-5 lašai, aišku, žiūrėti kambario ploto, jeigu didesnis, tikrai lašinkite ir 8 lašiukus RC ir garinkite. Tada, jeigu kažkoksai kosuliukas jau lenda ir prikimba, tepkit nugarą. Tepkit nugarą su RC atskiedus su V6. Nugarą, krūtinės sritį, tai tas eterinis aliejus, kur padės kvėpavimo takams ir padės greičiau atsistatyti. Ką aš sakau, kad svarbu yra naudoti ne vieną kartą. Patepiau vieną kartą ir paskui galvoti, nepadeda, man neveikia. Tai reikėtų mažiausiai, jeigu jau prikibo kažkas, kas 3 valandas, mažiausiai. Nosytė, jeigu jau ten šnopuojam ir bėga, tai tu jau ten kas pusvalandį pasitepliosi. Kad tas procesas, jisai valysis, organizmas kovos ir kol pasveiksit, jūs turit naudoti. Tik tai tokiu atveju padės. Jeigu vieną kartą patepiam ar 2 kartus, nepadeda, tikrai nepadės. Nebus kažkokio kaip stebuklo. Bet jeigu sąžininkai naudosi, tai nuostabiai padės. Ir aš gal dar papildysiu, labai šaunus patarimai, pasidalinimai, tai kitą kartą, žinau, kaip būdavo man pačioj pradžiai, kai aš tik pradėjau dar domėtis aromaterapija, pradėjau dalyvauti seminaruose, viską tu ateini, tu išgirsti, oi, galvoju, kaip fainai, kaip gerai, čia nusipirkau, turiu, ir po to nežinau, kai kažkas nutinka, pamirštu, ką ten sakė, kaip, ir tada atrodo, kad vieną kartą pateks ir turi veikti, o neveikia. Tai žinokit, nebūkite kuklios ir kažkas yra, klauskite mūsų, Žavintos, Daivos, manęs, to protokolo, ką mes darom, kaip mes darom susidūrę su viena ar kita problema, tikrai mes mielai daliname su visais, kas yra mūsų aroma balanso klube. Ir tai čia va tas, ta pagalba būna 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Mes turim četuką, į kurį kažkas paklausus, jeigu viena negali, kita atsako ir tos patirtis pačios tikriausios, tai visą laiką labai kviečiu ir primenu, kad negalvokite, kad trukdote, kai klausėt. Tai čia yra pats smagiausias dalykas, kai tu gali iš tiesų gauti klausimą apie eterinius aliejus. Jeigu negalėsi tą akimirką sakyti, tu su pasikrovimu atsakysi tada, kada gali, bet tikrai yra didžiulė energija ir tas gėris, noras dalintis. Apie tą slogą grįžtant, RC aš naudoju pati, tiek vyrui, tiek šeimos nariam. Sūneliui, jeigu slogytė kimba, aš naudoju kopaibos, eterinį aliejų, kur pasakojo Žavinta. Kadangi vaikučių gleivinė yra tokia jautresnė ir ten greičiau, kaip gali pradėti šiek tiek toksai dilgčiojimas būti, nes čia ir pipirmėtė įeina. Didesniem vaikučiam, nežinau, kaip Žavinta pas tave, jau tikriausiai drąsiai RC naudoja, ir jau jie kaip pripratę, bet darželinukai, mažesni vaikučiai, kopaiba. Tepti drąsiai galima palei nosytę. Iš pradžio pabandykit, pasižiūrėkit, gali toliau nuo nosytės, tai yra dantenos sritį, šitų vietoj vėlgi kvėpavimas eis ir liesis ir galit vieną lašiuką palei nosytę pateplioti. Be galo švelnus, jokio ten nėra jokio odos dilgčiojimo ar kažkokio, net oslė atrodo tu uostytumai tarsi medų kažkokį, bet labai švelnų medų. Tai vaikučiam mažiem slogai kopaiba,
o didesni vaikučiai ir jau suaugę RC. Ir kosuliukui tepam RC ir mažesniem vaikučiam. Tinka. Bet svarbu praskiesti su V6. Aš dar, jeigu irgi prie slogų, taip grįžtant, tai dar darausi tokį receptą, bet jau kai jau išsivysto ta tokia chroninė sloga, kur reikia tos tokios intensyvesnės pagalbos, tai aš paimu tuščią 5 ml buteliuką, į jį lašinu 5 lašus RC, 5 lašus kopaibos ir 5 lašus arbatmedžio. Ir likusią dalį užpildau V6 ir pasistatau ir kaip sakai, kažkur kas porą valandų aš vis ateinu ir su tokiais sausų kraštukais aš čia vienur kitur patepu, įmasažuoju į nosytę ir tada ir kvėpavimas, ir bakterijos naikinasi, ir kopaiba, kadangi irgi turi sekretą skystinančių savybių, tai labai labai gerai suveikia. Patirčių galim pasidaryti labai labai daug. Kitas nuostabus eterinis aliejus būtų Purification. Šitas nuostabus eterinis aliejus vasarą, rudenį, dar kaip ir vasaros tęsinys, jisai draugauja su manim, yra mano rankiniai vakaro rankiniai, kai einam į kiemą, arba savaitgalio rankiniai, nes odų dar galima sutikti ir šio laikotarpiu. Tai aš tepu jį sūnelį, tepu rankytes, kažkaip dabar purškalą, kurį buvau pasigaminusi nuo odų, pasibaigė ir gal laiko nėra, arba pritingiu pasigaminti, tai man taip prilipo toksai mažas buteliukas, nesunku rankiniai nešiotis, yra, aš patepu šitą sritį, rankytes patepu tiek savo ir odai šito kvapo nemėgsta, nes čia įeina citrinžolė, rozmarinas, arbatmedis, levandinas ir mirta. Ir jeigu išeinam į gamtą, buvo vasara, kad uogavo, o rudenį kažkas galbūt dar grybauja, aš kadangi negrybauju, tai to purškalo ir galbūt nesigaminu, bet jeigu eičiau į miškus giliau, tai būtinai pasidaryti purškalą, kur jau purkštis ir plaukus, ir kaklą, ir kojytes nuo erkių. Kaip galima pasidaryti, paprasčiausiai paimkim 30 ml stiklinę butelį ar 50 ml, atitinkamai pilsit ir tiek eterinio aliejaus lašų, įpilat vandens, tada įpilat šaukštą degtinės, kiti rekomenduoja vandenilio peroksido, jeigu neturit nei to, aš kartais ir neįpilu nieko, lašinu tiesiai eterinius aliejus, tai 30 ml lašinčiau 30 lašiukų, jeigu 50, tai lašinčiau 50 lašiukų. Tai pripilat vandens, eterinio aliejaus ir svarbiausia yra prieš kiekvieną papurškimą gerai paplakti, kad eterinis aliejus jisai pasiskirstytų. Ir viskas. Ir prieš kiekvieną papurškimą pasiplakat ir purškiat. Per tų papurškimų, bet jeigu intensyviai kanda odai, tai galbūt jums reikės ir kas valandą pasipurkšti, kad juos atbaidyti. Taipogi man patinka jį pagarinti namuose, nes jisai atšviežina namų orą, labai gerai tą kvapą pragarinti ir energetika visą pravalo, ar ne, visko būna per tas pilnatis ir ne tik pilnatis. Tai labai yra gerai pasigarinti namuose, jisai puikiai tinkantis yra į skalbinių minkštiklį, jeigu gaminatės namuose, įsilašinti. Ir kas džiovyklėje naudojate kvapus, kad jūsų skalbiniai kvepėtų, ant tokių šitų vilnonių kamuoliukų užsilašinti irgi Purification. Tik būna, sako, kad ištraukia rūbus tarsi gamtos apsupty. Tai Purification labai gerai tinka. Ir kas auginate gyvūnėlius, tai panaikinti kvapą ar kačių, ar šuniukų, ar padarę, tarkim, netinkamoj vietoj, tai toj vietoj jūs galite prilašinti Purification eterinio aliejaus. Ir kas man dar pačiai aktualu yra, kur aš naudoju, tai į batus, kai kojytės prakaituoja, kai grįžta ir tas kvapas batų nebūna tinkamas, tai tiesiog įlašinti porą lašiukų arba pasidaryti mažą tokį purkštuką, kur jūs įpurškėt ir tada tie batai jau panaikina tą nemalonų kvapą.
Žavinta, žinau, mėgsta daryti muiliukus, kur padeda nuo spuogų, nuo aknės. Irgi kompozicija. Jeigu neturit muiliuko, tai galit tiesiai, kam yra aktualu, išlenda koksai spuogiukas ir turit purification, drąsiai tepkite tas vieteles, kur išlenda spuogiukai. Kitas kvapas, gintarės, vienas irgi iš mylimiausių. Taip, jisai vienas iš tų būtinų irgi turėti ir labai sąmoningai apgalvotas ir įtrauktas yra į startinį rinkinį. Ir aš dar pradžioje taip pagalvojau, kad gal rudenį ir mažiau jį naudoji, o po to pradėjau galvoti, kad aš jį rudenį naudoju, ir vis gal naudoju, nes rudenį dar yra tų lauko darbų, kur reikia kažką padirbti, ir kai mes dabar gyvenam tą tokį kitokį gyvenimą, daugiau dirbam ofisuose ir mažiau žemės ūkį vystom, tai kiekvienas toksai pasidarbavimas kieme, kad ir nedaug kažkur kažkokio gėlynėlio patvarkymas, ar nežinau, galbūt kažkas dar turit irgi tėvus, kaimus, kur bulviakasis yra dar vis sezone, tai būna tas darbas neįprastas, raumenim viskas labai neįprasta, tai vat Blue Relief, va tais momentais jisai labai, nes aš, pavyzdžiui, vasarą, tai aš jį labai mėgstu kelionėse po ilgų vaikščiojimų, nes jisai turi, jo sudėty yra irgi kopalių, bergamočių, pipirmėčių, imbiero, gvazdikėlių, ramonėlio, eteriniai aliejai. Tai pipirmėtė, jinai tokio turi gaivinančio irgi kvapo, vėsinančio tokio pojūčio. Tai kai tu kelionėse daug vaikštai, tai yra labai gera vakare atpalaiduoti kojas, išsitepti atskiedus su V6 ir atpalaiduoja. Bet vat, kai nudirbi kažkokius darbus ir irgi vėl jauti tą tokį, apsunksta tie raumenys, nes dirba kiti raumenys negu įprastai pas mus dirba, net jeigu mes einam, vaikštom į sporto klubą, net jeigu sportuojam, tai dažniausiai ten dirba vieni raumenys, o kai kažkokia kita veikla, tai dirba kiti raumenys. Bet netgi jeigu kažkas intensyviau sportuoja, mano sūnus karts nuo karto nueina su draugais futbolo pažaisti, dabar va kaip tik irgi jau grįžta tas sezonas, jau tų varžybų daugiau tokio pabuvimo, tai kitą kartą ypač vat po ilgesnio vasaro tingėjimo, tai tie raumenukai jau toks grįžta ten, visas sustingęs. Tai į trasą eina būtent Blue Relief, su V6 atskiedžiam, išmasažuoju kojas, jisai jau ir pats žino, ir pasiema, pasiklausia. Tai tikrai po sporto, po fizinio krūvio atpalaidavimui, jeigu radikulitas, dabar vat, galbūt rudenį jau kažkuriuos surečias strienas, tai į jo sudėtį įeina kopalių, bet jeigu toksai stipresnis skausmas, aš rekomenduoju vis dėlto imti ir Blue Relief, ir dar jį truputėlį pastiprinti dar papildomai kopalio eteriniu aliejum, nes tada kiekvienas skausmas yra, vadinasi, uždegimas kažkoks. Ir tą vietą gerai išmasažuoti, atpalaiduoti, ir tikrai geras labai jausmas. Dar vienas eterinis aliejus, kuris įeina į startinį dabar rinkinį, kas yra naujiena ir naujai praturtintas startinis rinkinys, tikrai ypatingų, tikrai labai skanių eterinių aliejų, tai apelsino eterinio aliejus, jisai yra džiugesio, geros nuotaikos eterinis aliejus, kaip aš mėgstu sakyti, ir citrina, ir apelsinas, jie yra abudu apie pozityvą, apie saulę, apie gerą nuotaiką, pozityvę nuotaiką, bet citrina, jinai, bet ir Daiva irgi minėjo, jinai tokia yra truputėlį darbinė. Jinai nuteikia mus tokia, kad mes dirbtume su pozityvia nuotaika. O apelsinas iš psichologinės pusės, iš aromapsichologinės pusės yra apie tai, kad mes einame švęsti, mėgautis gyvenimu, norim atsipalaiduoti. Tai jisai tikrai labai yra skanu, jeigu kas nors darotės skrabą, tai vat jį įsilašinti, sumaišyti su kokiu nors frankincensu ir apelsino eteriniu aliejų, į cukrų rudąjį arba jūros druską, praturtinti, išsimasažuoti kūną, tikrai labai
džiugu, o tas, jeigu turite ryto rutiną, vandens stiklinę su citrusiniu eterinio aliejaus lašeliu, tai tikrai irgi labai skanus yra praturtinti apelsino eterinį aliejų. Aš jį labai mėgstu šiaip tai su ninja sultim. Man labai skanu ninja sultis praturtinti, duoti, jeigu aš taip geriu, tam, kad man būtų skanu, pasimėgavimu. Jeigu aš noriu daugiau tokią priešvirusinę, tai aš tada įsilašinu typso. Bet su apelsinu tai labai labai praturtina skonį. Ir kuo yra išskirtinė Young Living kompanija, tai būtent čia yra Vitality linijos eterinis aliejus. Young Living kompanija turi vienintelę liniją patvirtintą ir sertifikuotą eterinio aliejų, kuriuos tikrai mes drąsiai galime naudoti vidų ir kurie yra patvirtinti kaip maisto papildai. Tai pilnai visas tas savybės, ką mes galime gauti iš kvapo, mes galime gauti ir per vidų, ir apelsinas jisai ir energiją suteikia, jisai turi ir raminančių, ir tonizuojančių savybių, tai tikrai toksai geros nuotaikos eterinis aliejus ir jam abejingų nelieka. Ir žinau, kad jį labai mėgsta vaikai. Tai vaikai, Daiva, berods tu būtent sūneliui ant žaisliuko apelsiną, jeigu neklystu. Apelsiną aš 2 metus, kol keliavo į darželį, kol buvo adaptacija, 1,5 metų, kai pradėjome šiek tiek adaptuotis. Tai aš lašindavau šiek tiek ant pečiukų, ant maikutės ar ant megztuko ir ant žaisliuko. Irgi buvo tas kvapas vienas iš mylimiausių. Ir mūsų ta adaptacija, jinai praėjo tikrai labai lengvai, net auklėtojos juokiasi, kad čia tikriausiai padeda tie kvapai. Tie. Bet galiu įsiterpsiu, šitą eterinį aliejų, kur pažymėtas pliusiuku Vitality, yra patvirtintas Maisto federacijos, tai ne tik į vandenuką, galit eksperimentuoti drąsiai virtuvėje, prie desertų, padažų ir į maistą kur nors irgi įkomponuoti. Tai tikrai aš visus su plius turiu, kaip sakant, virtuviai, kur yra prieskonių lentynėlė, pasidėjus einamiausius būtent Vitality linijos eterinius aliejus. Taip, labai tikrai, kas tokius čia pudingus darotės, įvairius desertus ant pyrago, kaip eterinio aliejaus negalima kaitinti, nes jisai tada jo kinta molekulė. Bet yra viena tokia gudrybė, kas yra gerai su apelsino eterinio alieju. Tarkim, dabar kepat visi obuolių pyragus, turbūt obuolius naikinat, tai kai jau baiginėja kepti, moliūgų pyragai, tai paimti rudą cukrų, jį lašinti kažkiek lašelio apelsino eterinio aliejaus ir pabaigoje tik pabarstyti. Tai ir aromatas bus, ir to užteks iš karto, ir skonio prasiturtins. Ir nauda bus. Ir nauda bus, taip. Išbandys. Taip, ir tada čia jau nėra, yra paragavimui, startinį rinkinį įsigijant, yra paragavimui pakelis ninja sulčių, bet aš sakyčiau, kad šitas gėrimas yra tikrai būtinas rudenį įtraukti į savo rutiną, turėti. Jeigu jūs gyvenate tą tokį gyvenimo tempą, kai tikrai negalite sakyti, kad pas mane tai jau viskas yra ritme, aš ten labai keliuosi visą laiką tuo pat metu, valgau 3 kartus dienoj, pas mane mityba pilnavertė, einu laiku miegoti, miegu ramiai. Tai tada galbūt pas jūs viskas yra subalansuota. Bet jeigu nėra to subalansuoto ir kad ir kaip norėtumėte neužsikrauti nereikalingais darbais, bet gyvenimas jūs jais užkrauna, ir jaučiate tą naštą, įtampą, stresą, nuovargį, tai ninja sultis tikrai, pasakyčiau, būtina įsitraukti, nes jos ir sustiprina imuninę mūsų sistemą, palaiko energijos lygį labai stipriai, ypatingai dabar jau, kai anksti temsta, mes pradėjom dar šviesiai, jau dabar tamsu. Aš, pavyzdžiui, dabar jau irgi atsikeli darbą, ypač jeigu į ofisą važiuoti, jau tamsu, jau tu važiuoji tamsoji, diena trumpesnė, energijos lygis krenta. Su kiekviena diena jisai krenta ir šitos sultis labai padeda.
Aš labai rekomenduoju minimum bent mėnesį pabandykite gerti kiekvieną dieną po 60 ml. Jūs patys pajausite, kaip keičiasi jūsų energijos lygis. Nusipaišykite šiandien balanso ratą savo, įsivertinkite patys, kurioj jūs vietoj esate, vat, jūsų energija, kaip pas jūs subalansuotas visos gyvenimo sritis. Ir tada mėnesį laiko gerkite ninja sultį kiekvieną dieną ir tada vėl pasidarykite. Ir tada palyginkite, pamatysite, kaip keičiasi. Dabar bijau tiksliai pameluoti, čia kiek yra, tos yra rekomenduojama norma antioksidantų, tai čia yra praktiškai visa reikalinga antioksidantų norma dienoje, kiek jos mums reikia. Mes tikrai nesuvalgysim tenai apelsinų 7 kilogramų ar morkų viso maišo, o čia 60 ml išgerdamas tu gauni ir geležies, ir antioksidantų, ir daug labai mineralų, kurių mums reikia. Jos tikrai palaiko ir smegenų, ir sąnarių veiklą, hormonų lygį, padeda sumažinti potraukį cukrui. Tai ir vaikai labai mėgsta. Tikrai, ir duokit, beje, duokit paragauti vaikam. Vaikai natūraliai pasirenka ir jie nori šitų sulčių. Ir kai jau jie nebenori, vadinasi, pas juos viskas yra pilnavertiškai. Jie patys jaučia, reikia leisti tik tai intuicijai pajausti. Ir labai pritariu, nes pas mane šaldytuve ir vaikai mėgsta. Taip, jos tikrai skanios ir galima irgi praturtinti. Galima įsivesti rutiną rytais po šotuką, ten mažiuką. Ir aš kaip prieš tai buvau minėjus, tarkim dabar, rudenį tikrai tai tokiai antivirusiniai programai, tai arba Tifso, arba Red Shot. Red Shot eterinio aliejų toksai mišinys yra, jisai prieskoninis. Ir jo šiaip labai retai kada būna prekyboje, bet dabar rudeniniam katalogė yra ir labai skanus, labai skaniai tada geriasi sultis ir praturtinti būtent tam prieš virusų. Tai aš lašiuką Tifsą ir tada einu, ypač jeigu į ofisą važiuoju, tai aš taip apsisaugau iš vidaus, būtent su antioksidantų šotuku, praturtintų kartu su Tifso lašiuku. Taip. Tai kitas labai būtinas, man jau žinokit, toksai kaip draudimas, bet nežinau, ar kas nors turite kokį nors turto draudimą, sveikatos draudimą, dar kažką, tai ar kelionės, ar perkat. Tai man Inedefense yra toksai kaip draudimas namuose, jis jo turi būtinai būti. Nes jeigu tik pradedu jausti, kad kažkas kabinasi, iš karto imu Inedefense ir tada 3 kartus dienoj po kapsulę išgeriu. Mano visa šeima tą žino. Jeigu kažkas prisikabino, tai netgi intensyviau truputėlį geriam ten to Inedefense. Jeigu kažkuris pareina ten po studijų ar iš mokyklos sloguojantis, tai visa likusi šeima iš karto eina ir Inedefense ir jau man patys indikuoja, jeigu baiginėjasi šaldytuve, tai sako, jau reikia. Tai ir visą laiką yra atsargoj bent vienas buteliukas. Aišku, jeigu supuola, kad visus užpuola, tai jau tada tenka staigiai vėl daryti užsakymus ir užsisakinėti, nes tikrai labai patogu. Anksčiau, kol nebuvo šito papildo, aš į kapsulės ten darydavausi, maišydavausi, bet čia yra labai patogu, nes sudėti tie visi eteriniai aliejai, kurių reikia, tai yra tokia čiobrelės, Tifs mišinys, raudonėlių praturtinta, tai jie labai antivirusiniai, antiparazitiniai eteriniai aliejai ir padeda apsisaugoti, tai man čia toks numeris 1, nežinau, pakomentuokite, jeigu dar kažkas esate bandę, naudojate, mylite, nes iš tų būtinųjų turėti. Ir C vitaminą. C vitaminą irgi, sakyčiau, būtinai reikėtų turėti lentynoje rudenį ir turbūt ne tik rudenį, nes C vitaminas jisai gerai ir profilaktikai, nes jisai tiek mūsų
nuotaiką gerina, tiek vat, ta emocinė sveikata yra kitokia. Ir kai mūsų emocinė sveikata yra kitokia, kitaip mus ir veikia visi virusai, visos bakterijos ir lengviau mes įveikiam. Tai jeigu jau, kaip sakiau, kažkas jau prisikabino, tai tada irgi šeima žino, kad reikia imti jau abudu. Nes jeigu profilaktiškai, tai kažkaip inedefense, o jeigu jau kažkas, tai tada ima ir super C, ir inedefense iš karto. Kad trūksta organizme vitamino C, tai gali parodyti mūsų, beje, vat, ir ta pati bloga nuotaika, energijos trūkumas, iš karto apatija, tai indikuoja, kad organizme trūksta tam tikrų mikroelementų, trūksta medžiagų. Ir dabar, neužsikrovė mūsų paveiksliukai. Tai dabar galvoju. Kol užsikraus, aš galiu šiek tiek papasakoti. Čia bus rekomendacinis krepšelis rudeniui, ką mes rekomenduojam. Nu, tarkim, mes iš karto gal peršoksiu prie to ir šičia. Kažkodėl nuotraukos mes čia turbūt ilgai. Gerai, jūs papasakokit, aš tada tenai pabandysiu perkraukti, gerai? Arba bandyk sumažintą variantą rodyti. Tai viskas tvarkoja, jeigu neišeina, tai galima ir taip, nes ten yra surašyta, vizualiai tik nesimatys nuotraukų, bet viskas bus surašyta. Mes iš tikrųjų šiandieną papasakom apie pačius būtiniausius eterinius aliejus, kas įeina į startinį rinkinį. Ir jeigu nėra galimybės pradėti nuo to startinio rinkinio, tai padarėm ir minimalų krepšelį, nuo ko reikėtų pradėti, jeigu, aišku, irgi yra galimybės, ir didesnius krepšelius, kas irgi džiugina, nes su didesniais krepšeliais ateina dar daugiau dovanų. Kaip ten, ar gal? Taip, gerai. Štai, man atrodo, gerai matosi. Jo, viskas gerai, tai liko mums tik tai keletas dar rekomenduotinų krepšelių, liko loterija smagiausia dalis ir viskas, nes mes galėtumėm čia šnekėti su mumis, žinokit, labai ilgai. Tik tai duokit mums eterį. Tai dabar vienas iš mūsų tų rekomenduotinų krepšelių, tai būtų Tikso eterinis aliejus. Šį mėnesį jam yra nuolaida 10% net, retai kada būna, tai tikrai verta įsigyti. Tada Inner Defense, šį mėnesį prie Inner Defense yra dovana Taimas ar Čiobrelių taimas. Taip, Čiobrelis. Ir tada buvo kalbėtas vitaminas C, tai yra papildas, 10% nuolaida jam yra. Ir Brave Again eterinio aliejų mišinys, jisai skirtas yra kvėpavimo takams, kaip RC, labai panašu, tai irgi yra 10% nuolaida. Šį visą rinkinį įsigijus, atskirai susidėlios, jūs gaunat imbiero eterinį aliejų dovanų. Tai tikrai verta savo pasikomplektuoti ir gauti dovanų imbiero eterinį aliejų. Kitas mūsų rekomenduotinas krepšelis bus, bet šiek tiek dabar apie imbierą, kas tai yra per dovana ir kodėl verta jį turėti. Vėlgi tai yra rudens eterinis aliejus, nes yra šiltasis, prieskoninis eterinis aliejus, jisai šildo ir gerina visą mūsų organizmo virškinimą. Jį galima naudoti vietoj digaiso, jeigu, tarkim, neturim ar ne paranka ar pipirmetės. Jisai taip pat stiprina imunitetą. Tai galima pasidaryti kūno losioną, tepti, arba tiesiog galbūt šiek tiek truputį su medučiu, ar paskatinti, kur įprastai jūs dedat imbierą. Iš emocinės pusės jisai atpalaiduoja, mažina stresą.
Tai vat irgi atrodo čia prieskoninis kvapas, bet jisai turi ir emocinę pusę, kad jisai atpalaiduoja. Ir tinka, kaip ir minėjau, patiekalams, vat, kur paskaninat su imbieru, tikrai lašinkit lašelį šio nuostabaus eterinio aliejaus. Ir prieš paskaitą kažkaip su Gintarė kalbėjom, kad moteris labai mėgsta jį pasirinkti ir į kvepalus, gamindamos kvepalus, kai jos uosto, jos nežino, ką uosto, jos renkasi imbierą. Natūraliai, organizmas kažkaip to prieskoninio eterinio aliejaus nori. Prieskoniniai labai gerai dera kvepaluose su kitais eteriniais aliejais. Tai tas labai labai įdomus žaismas būna. Ja. Kitas mūsų rekomenduotinas krepšelis tai būtų jau čia ir eina ir kypsas, kur kalbėjom, vitaminas C, Inner Defense sutaimo, godžių uogų sultis, Stress Away, rutulinis, kaip kvepalai, jau iš karto jie pagaminti, Prep Again, ir ką jūs gaunate, ar ne? Jūs gaunate jau ne vieną dovaną, ne ginger tik, bet jūs gaunate ir vaisiams plauti skystis, Ipso. Tikrai labai yra gerai praplauti vaisius net ir iš kaimo. Man patiko Žavintos video, kur dalinosi, kad ir kačiukai, ir šuniukai laksto, ir kažkokių šaunuolis. Čia mano pagalbininkas jau sakė, viskas susitvarkė. Tai kad tie šuniukai ir kačiukai, jie laksto ir kaime ant tų daržovių ar kažkokie vabaliukai ir taip mes juos suvalgom su savimi. Tai jisai nuplauna labai gerai vaisius, daržovės, tai jūs gaunate dovanų. Tada kita dovana yra vietoj skutimosi putų, tai yra skutimosi reikmuo pagamintas aliejus ir voniai skirti šitie rutuliukai, vonios burbulai. Relaksacijai dabar kaip tik rudenį labai gerai pasirelaksuoti. Jo, tai užsisakius šitų produktų, tiek jūs gaunate daug dovanų. Taip, ir mes šitus sudėliojam krepšelius, tai taip, pagalvodami jau, kad jūs jau startinį rinkinį turit. Nes pats pirmas dalykas, tai turbūt būtų startinis rinkinys, kurį rekomenduotume įsigyti ir jame yra viskas, mes apie tuos produktus visus kalbėjom. Bet kai tu turi ir kuo pasipildyti, tai šitie dabar rudeniui tampa vitaminai ir nuo streso, nuo kvėpavimui palengvinti kvepaliukai, jie yra labai labai reikalingi, labai naudingi ir daug kas, ta kasdienybė patampa tokia lengvesnė, geresnė ir labiau subalansuota. Ir šiandien mes ką norėjom pasakyti, tai turbūt daug ką pasidalinom. Tai, kaip jau sakiau, labai kviečiame mus ir klausti, ir kalbinti. Labai gera, kai klausėt ir kai yra įdomu. Jeigu dabar dar turite kažkokių klausimų, tai kaip ką panaudoti, tai galite į čatuką parašyti. Mes pasistengsim, kiek spėsime greitai pasidalinti. Jeigu ne, tai tiek Aroma Balanso grupėje, Facebook'e galime dalintis, tiek asmeniškai kiekvienai iš mūsų galite parašyti. Ir mes kartu darom labai daug renginių. Aromaterapija ir Young Living apskritai, man asmeniškai, tai nėra tik eteriniai aliejai. Tai yra taip, tai yra eteriniai aliejai, bet tai yra kartu mokymasis gyventi sveikiau, smagiau, laimingiau. Tai yra kartu įvairūs renginiai ir iššūkiai, įvairūs projektai, tai yra kūrybingumas. Aš kartais pradedu galvoti, kokią sritį negalima integruoti aromaterapijos, tai man atrodo, tokių sričių nėra. Aromaterapiją mes galime integruoti tiek į kasdienybę, tiek į darbus, tiek į grožio industriją, į visas veiklas. Ir mūsų artimiausi renginiai, kuriuos mes labai labai kviečiame kartu būti, dalyvauti ir prisijungti, tai dabar pats artimiausias, tai bus ateinantį pirmadienį, aš kartu su Ieva darysim dailės ir aromaterapijos sinergijos renginį spalvų ir kvapų harmonija. Tai kas mėgstate kūrybą, kas mėgstate kvapus, labai labai kviečiu, tai yra toks unikalus terapinis užsiėmimas.
Tada su Daiva rengiame tikrai labai ypatingą šventę Young Living dienų proga, spalio 5 dieną. Kviečiu tikrai rezervuotis laiką. Ir Daiva, papildyk, dabar mes ten jau žinau, kad tu jau susitarei su viešniom, bus ir grožio, ir ko bus. Tikrai nusimato nuostabus renginys negu įprastai, nes dažniausiai kalbėdavom tik tai apie eterinius aliejus, o šį kartą pasikvietėm lektorę veido masažo. Tai jinai mokins ir praktiškai, kur galėsit jau pritaikyti namuose veido grožio procedūrai, veido masažo, kiekvienai tai yra aktualu. Ir tada bus stilistė, kur kalbės apie stilių ir gausim praktinių patarimų. Aš sakau, jeigu moteris gerai jaučiasi iš vidaus, jinai praturtinti yra mikroelementais, jos žarnynas yra išvalytas švarus ir ten parazitų negyvena, jinai jau yra laiminga, švytinti visą. Jeigu jinai kvepinasi eteriniais aliejais ir dar jinai žavingai, stilingai atrodys, nu, fantastinis gyvenimas. Fantastinis gyvenimas, ir ne? Ir tik tai mėgautis ir džiaugtis tą kiekvieną dieną. Taip, ir tada dar sekantis renginys, apie kurį galim irgi anonsuoti ir labai kviečiu jungtis į mūsų kompaniją, tai spalio 20 dieną, sekmadienį, vyksime pas kolegę irgi iš Young Living, iš kitos organizacijos, bet mes šita Young Living kompanija yra nuostabi tuo, kad čia yra visi labai draugiški, mes labai bendraujam, dalinamės, vyksta įvairios sinergijos projektai ir labai įdomu. Tai važiuosime pas Iną Michnovič, sodybą, gamtoj, tai bus laikas ir gamtoj, ir su gamta, ir žaisime žaidimą aroma galia. Tai jeigu esate gyvenime, kur dabar galbūt turit kažkokių ir asmeninių neįspręstų klausimų, galbūt kažkokio jaučiatės kryžkeliai, ar tai būtų asmeniniai, ar darbiniai, ar kiti dalykai, labai kviečiu prisijungti ir važiuoti kartu, užduoti, aš pažadu, kad jūs grįšite savo su tam tikrais atsakymais. Tai bus tikrai ypatingas laikas. Ir paskutinis dalykas, ką mes šiandien dar norime padaryti, tai yra dovanos. Tai pirmas dovanos, tai aš labai noriu asmeniškai dar padėkoti, nes ir šitas online seminaras ir šitas mūsų pasimatymas yra dėka Aroma Sprinto, kuris vyko Aroma Balanso grupėje, kur mes irgi labai daug ir gausiai dalinomės. Tai jeigu dar ten kažkokių klausimų ar norisi pakomentuoti, tai jūs pakomentuokite, pasakykite. Bet visą mėnesį nuo rugpjūčio 19 iki šiandien dienos Daiva, Žavinta, Irana ir aš, mes keturios dalinomės savo patirtimis, savo atradimais, ieškojame informacijos. Tai aš esu labai dėkinga merginom, kad jos prisijungė, kad jie inicijavo, kad kūrė turinį, kad dalinosi, nes vienai tą padaryti būtų labai sunku. Tai mergaitės, aš jums visom trim turiu po dovanėlę, One Papas eterinio aliejo mišinio. Vau, čia tai staigmena. Ačiū, Gintarė. Netikėta, ačiū labai. Taip, tai reikės organizuojamės pasimatymą išvyką ir labai norėsiu padovanoti. O dovanoti yra labai smagu. Tai tuo pačiu labai noriu padėkoti visiems, kas komentavo visą tą mėnesį. Aš dabar čia susirašiau. Taip, ir Sigitai ačiū, Elenai ačiū, Birutei, Aurelijai, Dagmarai, Vilmai, Jolantai, kuri Reelsą sukūrė ir pasidalino, naudoja. Taip, jau po to kartojasi vardai. Tai kiek buvo, jeigu po kelis komentarus, aš kelis kartus įrašiau. Tai yra toksai sąrašas. Kai kas po 2-3 kartus įrašytas, kiek komentarų buvo, tiek kartų įrašytas vardas. Ir irgi turiu 3 dovanas. Tai 3 dovanas yra citrino eterinis aliejus, greipfruto eterinis aliejus ir One Papas mišinys eterinių aliejų. Dovanas įteiksiu per Young Living dienas, spalio 5, labai kviečiu dalyvauti ir atsiimti. Jeigu negalėsite dalyvauti, tai tada prašau patys mane pagauti kažkaip, tai paskirti man asmeninį pasimatymą.
ar susisiekti, kad aš išsiųsčiau. Ir dabar galvoju, kaip man ištraukti. Nes darysiu ne taip, kad ranka traukti, noriu, kad ir jūs dalyvautumėt šitoj loterijoje. Tai dabar nežinau, į četuką galbūt parašykite skaičių nuo 1 iki 30 ir laukiam pirmų 3 skaičių. Tai Skaičius 7. 8. Antras. 7. Taip, tai tada yra taip. Tai pirmas buvo, aš sakiau, citrina pirmas. Tai pirmas 7 skaičius Dagmara dovanų. Tau eina citrina eterinis aliejus. O, sveikinam, Dagmarą. Labai ačiū už palaikymą, už visas žinutes. Taip, tada antras skaičius koks? 8. 8. Vilma ta pati, Greifurto eterinis aliejus. Vilma, žinau, tikrai neatvažiuos. Sveikinam, Vilma. Keliauja jie. Gintarė, kviečiam tave nuvažiuoti. Nežinau, Gintarė, teks atvažiuot. Susiderinsim. Labai smagu. Taip, nors trečią skaičių, kokį nors sakykit ten. Nieks nerašo. Nu. Taigi, daugiau niekam nelinkit laimėti. Parašykit Vilma arba Asta dar kokį skaičių. Va, ir 11, ir 9. Tai tada 11 plus 9 bus 20, taip? Tai dabar skaičiuosiu. 8. Jolanta Ri. Jolanta, labai sveikinam. Čia tikrai, tau skirtas eterinis aliejus, vienas tikslas, ne? Jolanta yra mūsų lektorė sporto, jogos mokytoja. Mes kiekvieną rytą sąžiningai darbo dieną sportuojam. Gintarė, aš ir kitos merginos jungiamės be 27 ir 20 minučių skiriam laiko savo. Tai tą dieną būni kaip aš sakau, užsiturbinus ir to sporto noris, ir atsikelti noris, ir kažkaip įsijungia savaime. Tai labai smagu, Jolanta, kad tu laimėjai. Džiaugiuosi. Taip. Tai sveikinimai, linkėjimai, ačiū labai, kas buvote kartu šį vakarą, stabdau įrašą.